Toliau mes turime spektaklį tokį už linijos, kurie skaityčiau skirti užsieniui. Arba labai paprasta jos skirti užsieniečiams ir labai propaguojam lietuvišką meną, dainą. Jie labai patenkinti, mes buvom Lyonuose, ne pirmą kartą, Prancūzijoje, Austrijoje. Jie būna pakerėti ir supranta, kad mūsų tas lietuviška daina yra neįtikėtino grožio, nes mes ją pateikėm neįpakuotą su, sakykime, kad ir folkloriniais rūbais, bet jiem tokia jaunatviškam supratime ir sąžiningai, dorai, kaip jūs matėt, jie žino, apie ką, man atrodo, dainuoja. Man taip atrodo. Va, žodžiu, tai va muzika. O antrame dar pusė mes vaidinam šiuolaikinę, labai aštrią socialinę dramą. Teatras šiandien daug interpretuoja, kalba, pateikia savo formas, pateikia savo mintis, instaliuoja aktorius, nėra veiksmo, nėra apkratamumo, jūs mokat pinigus už tai, kad jūs kažką tai pajaustumėte. Protauti čia nereikia, reikia jausti. Teatre reikia ateiti ir jausti. Ar tai būtų drama. Interpretacijos atsibodo, mes nutolom žiūrovą, nes mes nebemokam jau kartais papasakoti istoriją. Šiandien dėl to daugelis eina į domino teatrą, kaip nekeista, banalų teatrą, man taip nepatinkantį teatrą, kuris yra, situacijų komedijos, kurie aš neįčiau, man neįdomios situacijos. Bet jis eina dėl to, jis ten supranta, kad už sienas ramiai rūšis, kuri pamačius, kaip reago žmona, ne? Jis eina žiūrėti nesąmonę, nes jis ten supranta, jam nereikia galvoti. Ką reiškia šie ženklai, taip, ženklų kalba. Žodžiu, daug, man atrodo, kad mes norim pabandyti eiti jūs, kaip sakiau, todėl, kad mes paeinam jūs ir į gatvę ir darom susitikimus ir edukacijas, darom todėl, kad panot Brechto visi menai turi tarnauti vienam pagrindiniam menui gyventi. O šitą frazę, šitą tezę mus varo, kaip kreipinį į jūs. Va. Tai žodžiu, mūsų tokia medalio pusė, mes mokiname pateikti jums visą tą istoriją. Tai va, mes visi jums, mes kvazi realybę jums pateikėm, nuo realybės atsispyrę, mes jums pateikėm kažką iškreipto. Ir bandom jūs sujaudinti. Tai va, mes bandom irgi taip pat, kaip matėte, kreiptis ir naudojam energiją, kad jūs sujaudinti. Jūs supraskite, kad mes negalime šiandien eiti į jūsų tautiniais drabužiais, jūs atmetate. Aš kreipiuosi ne į tave, kuris tu dabar taip supranti, aš tave pilniausiai suprantu. Vat, pavyzdžiui, tau nieko nereikia, tu jau apkrėstas ir tautiškumu, ir lietuvybė, ir daina, ir tave jinai jaudina. Mano užduotis ir mūsų teatro užduotis, kad apsikrėstų tas vaikas, aš tau pasakysiu, aš dažau vėlė tvorą, žinai, ir eina vaikas iš mokyklos, ir rankui pasiima mobilus telefonas, eina, iš jos sklinda melodija tokia. Jis turi turėti jaunatišką supratimą, turi atlikti jauni žmonės, ne aš šitas dainas, nes jūs iš karto atmetat, ką vyresni sako. Suprantate, eina kalba apie tai, kad jūs turite pirmiausia suprast, kad jūs daug ko nežinote. Jūs turite išmokti, norėti sužinoti. Tai čia vat yra tas. O į užsienį todėl, kad reikia pasakyti, mes vaidinam ne tik užsienį, mes einame į mokyklas, mes visur tai einam. Mes su šitais spektakliais, pavyzdžiui, su šito mes nuėjome į mokyklą. Ir čia buvo labai įdomu pabandymas, kai tik pirmam kolegijos, kur mes važiavom Šilutišką. Mes buvom padarę intermedijų vakarą. Šalia šito buvome intermedijos. Ir jas, kai aš pamatėme mes visi, kad intermedijas vaikai atmeta, o jie nuo šito nustebo, nuo ritmo nustebo, tai mes pradėjome eiti šitą kelią. Čia nuo žiūrovo atėjo. Nes intermedijos, tos paprasčiausios, banalios, kurias mato, jie jas atmetė. Aš matau, kaip jie pradėjo kasytis, jiem neįdomu, jie girdėjo tos bajerius humorus. Ir jie atmetė. Ir tada mes pradėjome, kad eikime į tą skauptumą, eikime aštrumą. Ir va į šitą, jeigu šitokio meno neišlaiko miestas, arba šitokio meno neišlaiko valstybė, tada jis bankrutuoja. Menas turi būti išlaikomas, jis negali būti. Tai yra, tą skonį turi primest kažkaip tai mes turim pasakyti, nes kada šitiek pasiūlos nuo maisto iki sekso, nuo sekso iki televizijos, nereikia nieko, sėdėk namie, užsijungti televizijos ir žiūrėk tas mirguliuojantį tą. Pro kokį luobą mes turim su tavim prasibraukti. Tai kokią energiją mums reikia kalbėti. Mums čia yra didžiulė šventė, kad susirinko tiek žmonių, mums tai yra viena laimė, kad sėdintis, kad už durų stovintis. Tai yra laimė. O mes turime jau iš šalies tik pastumėti, kad jie susirastų. Viskas.
Mūsų jau nebėra. Mes esam tik tai, kaip sakyti, mes esam nugara. Vieną dalyką sakysiu labai tikrai blogai. Pavyzdžiui, jeigu mokytoja aplenkė, sako, mokytoja turi aplenkti mokinys. Ne, nesutiksiu. O čia tai nesutiksiu. Dėl to, kad mokinys turi matyti mokytojo nugarą. Jeigu jisai aplenkė, reiškia, mokytas nuėjo į smuklę ar nuėjo kažkokią netinkamą vietą. Jeigu nugarą, jis turi išnykti toj tamsoj, jis turi išnykti toj nebūty. Ir staigiai, aš irgi taip pat man buvo. Aš ėjau paskui kažkieno nugarą, ėjau paskui Dobrovolskio nugarą, Stanislovą. Ėjau paskui Kurausko nugarą, Genio nugarą. Ėjau paskui Bineikos nugarą, Česlovo Kavaliausko nugarą kunigo. Ėjau pagal tas nugaras, man jos buvo priekyje. Ir jos išėjo į Nemuną. Ir staigiai aš einu, ir žiūriu tamsa, o už nugaro žiūriu, jau į mane žiūriu, į mano nugarą. Ir aš esu tą nugarą. Dabar man tik atsirado vienas daiktas, kad gink Dieve nesustoti, eit, perduot galbūt, nepatraukti, aš nepatraukiu nieko, jie patys pasitraukia, tikrai, jie patys išmoksta vaidinti. Aš nieko nepatraukiu, patikėkit. Aš paprasčiausiai tik galima patraukti tik savo pavyzdžių. Kai aš buvau jaunas ir ateidavau į sceną vaidindamas verkdavau, prie manęs prie vienas ir sako, kam tu verki? Kam tu verki, alga kita pati? Sako, o kodėl tu ten naktim repetuoji vienas, užsidaręs ten ateini ant scenos arba į rūsį lendi, ko tu ten vaikštai vienas, ką tu čia vaidini? Tik alga ta pati. Jeigu aš būčiau ją paklausęs, aš būčiau čia stovėčiau? Ne. Iškiai buvo ir tokių balsų, ir dabar tas pats yra. Bet mes turim suprasti vieną paprastą dalyką. Žiūrėkit, nuo ryto iki vakaro žiniasklaida mums varo tokia, visas medijas kalbama, visi meluoja. Kalbama, kad, visi meluoja, vien tik melas. Tave, visas pasaulis apgaudinė. Nuo ryto iki vakaro varoma. Meluojama. Taip kalbama man, nuo ryto iki vakaro, nes kiek yra, ar tu įsijungsi bet ką visur tas pats, ar plakatą įsijungsi. 7 nuodėmės tiesiog reklamos grupų pagrindas. Kad būkim tingėkim, kad geriau nuvažiuoti į Maliorką, padėkit tą banką, tada galės nusipirkti Mercedes ir geresnį už kaimyną. Tai yra viskas ant 7 nuodėmių paremta visą reklamą. Bet, mums meluoja, bet šiandien spektaklis tai vyko 7 valandą. Šiandien atidarimas įvyko 4 valandą. Lėktuvas į Miuncheną šiandien pakilo laiku. Štai gyvenimas eina pagal kitus dėsnius. Įsivaizduojat? Gyvenimas eina pagal visai kitus dėsnius. Pagal tikruosius, normalius dėsnius. Žinot, aš visą laiką galvodavau labai tokį įdomų daiktą. Galvodavau, kaip yra, kad teatre, pavyzdžiui, vieniem ant teatro struktūra, sakykime, yra kažkokia tai durna aktorė arba durnas aktorius. Ir staigiai galvodavau, jie išeis į scenos ir jų vieta nebus tokių daugiau. Ir staigiai žiūrėk, tas išeina, į tą koks pat ateina. Kitas. Ir netgi forma tokia pati. Antras dalykas, aš dar ką, kaip ir kaime, girtuoklis yra vienas, girtuoklesnių nebūna. Paleistuvė viena moteris, jau dvi būna, bet viena geriausia. Tai yra kaip ir instinktas valgyti, kaip instinktas gyventi, kaip instinktas eiti į tualetą, kaip instinktas mylėtis. Jo instinktas, žmogaus instinktas yra taip pat būti pirmuoju. Jis tiesiog tą daro instinktyviai. Ir aš kartais matau, net jeigu yra tuščia vieta, kur žmogaus, kuris pavėlavo, vėluoja, tai kažkaip jeigu tas jau išėjo, tai atsiras kitas, kuris būtinai irgi pradės vėluoti. Jis tiesiog instinktyviai užima tą lyderio poziciją, ten jis yra pirmas. Suprantat? Jeigu jisai vienas buvo cinikas, išsišėjo, atsiranda kitas, nes jam atsirado laisva erdvė. Aš pradedu jaust, kaip žmogus net nekaltas, kad jis to tampa. Pavyzdžiui, žiūrėkit, aš jums pasakysiu, aktorystė yra labai paprastas dalykas. Jeigu žmogus, jis kiekvienas gali dainuoti, kaip čia daug nedainuojančių žmonių. Kiekvienas gali dainuoti, kaip sako Nijolė, aš sakau, kiekvienas gali vaidinti. Jeigu žmogus moka laidot, verkti, liūdėti, jeigu jis moka juoktis, jeigu jis moka nekęsti, jeigu jis moka pykti, jeigu jis moka pasišlykštėti, jeigu jis moka bijoti, jeigu jis moka liūdėti, jeigu jis moka džiaugtis, tai jis gali būti aktoriumi.
aš apgavau. Visi žino, kad sąlyga tokia, aš jūs apgaudinėjau. Jūs žino, kad čia yra, čia mes meluojam. Nu, negalima 100 kartų duoti daryti ir sakyti, kad aš labas mama kažkokiam svetimam žmogui, kurie nepažįstam aktorių. Labas mama, blogai sako, labas mama, blogai. Taigi ne mama čia stovi. Mes sąlygą, mes vaidinam, mes meluojam. Bet išmokti meluoti. Dabar meluoti reikia repetuoti. Kaip praeidami namo iš kažkokio berniuko, tu mamai repetuoti, kaip ir jeigu paklausta, tai aš pasakysiu tą, jeigu paklausta, tai pasakysiu tą. O jeigu nuleisiu tavo, tada padarysiu taip. Kažką, kodėl mes darom tokius liūdesius? Ne, mama, palauk. Mes meluojam kūnu, visko mes meluojam. Tik dabar reikia tave atpalaiduoti, išjudinti, pradėsi vaidinti. Reiškia, tada atsiranda toksai daiktas, kad reikia man įrodyti ir aš labai daug paaukoju energijos, įrodydamas, kad aš truputėlį daugiau žinau, o jūs nieko nežinot. Tai vat, kai jūs pradate jau nieko nežinot, ateinat į fazę. Ateinat į fazę, kai jūs nieko nežinot. Tada jūs sakot, aš irgi noriu išmokti. Atsiranda noras mokytis. Kai tu atsiras noras, kas yra meilė? Pavyzdžiui, gali išvardinti meilę, ten atnešt kavą, nuplaut kojas, Penelopės juokamas. Vėliau reiškia meilė, tai kai tu pabučiuoji ryte, arba išleidamas, kai pamojuoji. Meilė, kai reiškia, kai išprosini kelnes, ne? Teisingai. Galima įvardinti tos darbus ir tai yra teisingai, yra meilė. Bet dadėkim vieną tik žodelį. Aš turiu norėti tą padaryti. Aš turiu norėti tau kelnes išprausinti. Visos rolės, kurios aš vaidinau, jos manęs, aš jų nedariau. Personažas, kurį tu vaidini, arba šitos dainos ant scenos žmogus jums dainuoja, yra jos turinys, tos dainos turinys, yra stipresnis už mano ir jūsų visų gyvenimus. Pavienius. Tai vat, mus padaro ta viltis, tikėjimas, uždaviniai, įsikėlimas tų uždavinių didelių. Kuo didesnis uždavinys, tuo lengviau augti. Ir viskas. Aš gyvenčiau labai ramiai, man nereikia nieko. Aš nekalinu savo teatrą, kodėl aš pavadinau Klaipėdoje ne Masalskio kokį teatru. Ne kokį mes buvom pasivadinę trupę PS. Kodėl aš tai pavadinau? Irgi taip pat buvo galvotas, protingas pavadinimas, ilgai galvotas, svarstytas, tartasi su jais pačiais. Pavadinau todėl, kad jie suprastų, kad jie įsipareigoja tam kraštui ir įsipareigoja tam miestui. O miestas įsipareigoja jiems. Mes turim grąžinti šitą ryšį. Vardo ryšį, pavardės ryšį.